puolimas išvaikyti Seimą. O ko verti tie, kurie šiandien eina ir rėkauja, Seimą lauk? Palauk, tai iš kur jūs atėjot? Iš kokių Gorbačiovo laikų? Iš kokio KGBino? Išrinkta valdžia. Tai yra laimėjimas, kad mes galim turėti. Šitas Seimas turi eiti lauk. Ir kažin ar daug kas ar supranta, ar visi supranta, kad šūkauti prieš valdžią, o valdžia nėra kokia primesta svetimųjų valdžia, tai yra teisėta valdžia, demokratiškai išrinkta, net jeigu ji ir nepatinka, bet šūkaudamas prieš valdžią, tu šūkauji prieš valstybę. Tu nenori, tau nepatinka šita valstybė. Šitas Seimas turi eiti lauk. Ir kai kurie veikėjai ir iš tų baubikų, kurie ateidavo baubti ir ką nors nubaubti, jie pasakydavo, bloga valstybė, šalin, mes jos nenorim. Netingi pavydai ir kerštavimai vieno kitam. Už ką taip nekenčiat lietuvių? Eikime dirbti darbų. Darbai Gėda! 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 Lietuvos dvasia atsikvošės. Šalin Seimą, šalin valdžią. Šitas Seimas turi eiti lauk. Visai neseniai per televiziją mačiau vieną naują, norintį tapti valstiečių lyderių, kuris sakė, mums nereikia tik tai ministro, mums reikia vyriausybės, reiškia šalin vyriausybę. Tai palauk, tai tu sakyk šalin valstybę, nes šita vyriausybė yra šitos valstybės ir paskirta teisėtai išrinkto parlamento ir patvirtinta prezidentų. Ir tie, kurie ateina ir kursto prezidentą prieš vyriausybę, tai taip pat yra griovėjai. Ar jie tą supranta? Nežinau. Ar jie tą daro iš kvailumo, ar iš savo kokių nors projektų, kaip čia prasiveržti aukščiau, atsistoti kur nors viršų ir daryti tvarką, nors tavęs niekas nerinko, gerbiamas ponia Jansonai, kad tu dabar darytum tvarką prezidento vardu. Geriau eik į savo Respublikos koncerną atgal. Vienintelis dalykas, šitas Seimas turi eiti lauk. Šitas Seimas turi eiti lauk. Šitas Seimas turi eiti lauk.